Ну, короче, здорово, пацаны. Žodžiu, pinčiu, блядь. Ну, погауsiu, ебальника набил. Draugiškai taip, все дела. Kaip gražiai viskas susitvarkėsi. Šitą paliekam. Ko tu žvengi čia? Matai mano sosą? Matau, kas padarė. Gabrielė. Driaušaitė? Jo. Nice. Taigi, o tu matai, kad mes stripako šokėją turėjom? Mačiau. Matai? Aš tiksliau nemačiau, stripako šokėją, tik girdėjau kaip. Numovau jam triusiukus. Gerai. O geras buvo? Jo. Šiaip ten su akrobatika, ten darė visokius vartekus, ten visą kitą. Vartekus? Joga buvo, oro joga? Jo, man atrodo, net kai mačiau, kai darė varteką, mačiau, kaip jo pimpalas susikratė. Bet Angelai nerodė turi pimpalo. pimpalą? Angelai turi pimpalą? Žinok, turi. Ai, tu filmuoji? Taip. Gerai, tai pasakyk, kada pradėsim. Na tai pradėjom. Ką jau čia? Gerai, tai pradėsim realiai nuo klausimų, kurie biškai turėtų sutepti šitą interviu, kurie biškai paprastesni ir klausiami yra realiai vyrų. Jų labai nedaug, bet jie tokie tiesiog paprasti atviri klausimai. Gerai. Tai pirmas klausimas yra, kaip reagavai pirmą kartą, kai pamatei Pinčiuką Junior? Kaip reagavau? Tai pirmą kartą pamačiau. Kad užvengia. Pirmą kartą pamačiau Augmantą stotelėje, tai pirma mintis buvo... Bet man atrodo, čia netoks klausimas. Kaip reagavau? Jo, čia... Kaip reagavau? Kaip tu manai apie Pinčio, čia Pinčiuko Mykolo klausimas? Tu kodėl Junior? Nežinau, čia tau pačiai reikia sugalvoti, kaip iš tikrųjų koks Taip ir reagavai, kaip dabar sureagavai. Ne, tai mano brolis girdi, ką aš žinau, nu normalus, nu. Bet gal čia aš nežinau, gali būti, kad ir iš tikrųjų, kaip sureagavai Pinčių, ir kaip sureagavai pamačius Pinčiuką Junior, tai... Čia Lino klausimas. Taip. Tai Lino klausimas. Taip. Ne, nu, tai normalus. Normalus, taip. Geras. Ne, nu, tipo, ką aš žinau, kaip reaguot? Nu, ne, tokio nebuvo. O tai buvo taip, normalus, geras, Augmantai, liuks. Va. Nu jo, pretty much. Gerai. Kuris yra labiau linkęs į neištikimybę? Durnas klausimas galiu pasakyti, nes šitą nepatyrėme ir neplanuojame patirti, bet manau, kad ne vienas. Gerai. Ko Augmantui labiausiai pavydi? Ko Augmantui? Aha. Veido odos ir geros atminties. Ok, kuris labiau iš jūsų yra pavydus? Sakyčiau, kad turbūt ne vienas, iš viso neturim turbūt tokio pavydo geno. Arba bent jau neteko jo kažkaip jam pasireikšti. Tai sakyčiau, ne vienas. Nei vienas nebuvo pavydus per visą jūsų draugystę. Neatrodė net. Nu, man bent jau ne. Gerai. Jei Pinčius nutuktų, vis dar mylėtum? Oi, nu manau, kad tektų. Nu ką daryti? Ar vis tiek tekėtum už Pinčiaus, jei sužinotum, kad jis rusų šnipas? Blemba, šitas tai sunkus. Ar tekėčiau? Nu, blemba, čiui, ne. Bet būtų labai skaudu. Žiauriai skaudu. Ką pirmiausiai padarytum, jeigu taptum Augmantui vienai dienai? Kaip? Ką pirmiausiai padarytum, jeigu taptum Augmantui vienai dienai? Pamyščiau su jo pimpal rankos. Nežinau, tipo, ką daryčiau. Joj, bet šiaip turbūt bėgčiau tūliuk ir pamyščiau. Bet čia šiaip jeigu vyru turbūt būčiau tapus. O šiaip, nežinau. Ne, nu šitas, tebūnė šitas. Gerai, tai
vyriški klausimai pasibaigė, dabar prasidės... Moteriški? Prasidės taip, realiai moteriški klausimai, kurie buvo pateikti ponui Augmantui. Tai pirmasis įspūdis, koks jis buvo? Labai gražus. Nu, jis ir dabar yra labai gražus, bet anuomet, kai pirmą kartą pamačiau, tai buvo, kad wow, koks hot bitchas, ten mums kariukai, plaukiukai, toks skater boy, tai bet jo. Pirmas pasimatymas. Ką galvojai grįžus iš jo? Blemba. Toks labai, šiaip tokia esmė, kad iš tikrųjų iš pasimatymo niekad negrįžom, nes turbūt pirmas pasimatymas buvo, kad jis atvarė pas mane į baraką. Tai kažkaip, kas juokingiausia, kad jisai išvarė namo ir tada grįžo. Tai... O tai tu jį pakvietei ar pats grįžai? Jo, aš jam parašiau, kad galėjai likti pas mane. Gerai grįžti. Tai va tokia istorija. Geras. Tai kuris pasimatymas ar patirtis kartu tau buvo pati geriausia įsimintiniausia? Oi, šiaip labai daug. Bet turbūt aš netimčiau gal visus Amerikos metus. Manau. Tai buvo turbūt mūsų pykas absoliučiai. Tiek patirčių prasme, tiek santykių prasme, nu, tipo, visiškas pykas. Tai netimčiau visą Ameriką realiai. Ok. Kada supratai, kad jis gali būti tas vienintelis? Oi, labai greitai. Gal dėl to ir buvo pirmas pasimatymas barakė, iš kurio niekada ir negrįžo. Supratau, tai po pirmo pasimatymo, kai jis antrą kartą, nu tiksliau išvarė ir grįžo atgal, jau tada supratai, kad jis bus tas vienintelis. Jo, šiaip turbūt, jo, labai greitai. O jeigu nebūtų grįžęs, ką būtum tada Nu, galvojęs? tai būtume kitą dieną susitikę, bet jau labai greit supratau. Nice. Augmanto svajonių šalis. Wow. Augmanto svajonių šalis? Blemba, sunku pasakyti. Dabar biškai reikia pagalvoti. Nežinau, kažkodėl norisi sakyti Aliaską, nu, tipo, valstiją. Bet šalies kaip šalies nelabai gal sugalvoju, bet kažkaip man Aliaska lenda į galvą. Nežinau kodėl. Tai Amerika nori kad. Nu, Amerika, jo. Bet nu šiaip nuo Aliaska taip labai konkrečiai. Gal Trindadas ir Tobagas visgi. Atitinkai buvo. Bet jo, šiaip irgi ten turbūt norėtų sugrįžti. Ok, tai dėl ko visuomet sutarėt? Šiaip labai dėl daug visų dalykų. Šiaip dėl, galėčiau sakyti, turbūt dėl 99% dalykų. Nežinau. Esam abudu labai, nu, tipo, smooth. Ir labai einam į konsensusą visą laiką. Tai žinok, dėl visko sakyčiau. Gal tik keli momentai yra, kur prasikerta mūsų nuomonės, bet šiaip... O kur prasikerta? Esam nekartą labai susiginčę dėl... Blemba, dabar galvoju. Šiaip dėl juodaodžių. Ir gal va, dėl tokių feministinių dalykų... Va ten kažkaip esam susiginčę turbūt stipriausiai. Tai kurio nuomonė buvo neteisi visgi. Oh. Tai tu esi šeimos galva? Aš gal sakyčiau, buities galva esu. Šeimos galva nevadinčiau savęs, buities labiau gal vadinčiau. Bet šiaip 50-50 sakyčiau. Ok. Kokia Augmanto meilės kalba? Lietimasis. Koks yra pagrindinis įprotis, kurį jaunasis išmokė jaunąją? Įprotis? Jo. Jaunasis išmokė jaunąją įprotis. Palauk, dabar galvoju. Šiaip tai, kas susijęs su tvarka bus. Gal aš biškai daugiau pradėjau spintą tvarkytis. Jis toks labai, nu, tipo, jeigu paėmė daiktą, tai jis ir padės atgal į tą pačią vietą. Nu, niekada nėra kažko, kur palieka, tai aš pati po savęs pradėjau palikinėti didesnę tvarką, bet ypač
daiktų prasme, kad nepalikti random vietose. Tai va čia gal vienas iš tokių sakyčiau. Gerai, tai blitz klausimai, kuriems realiai turėtum skirti mažiau laiko apmąstymams, jie turėtų būti tokie, žinai. Gerai, tai kas geresnis vairuotojas? Augmantas. Kas geriau mina? Aš žinau šitą atsakymą, bet aš šiaip sakiau, kad aš, nes Augmantas griūna visur, tai aš sakyčiau, kad aš, bet Augmantas gal tiesiog turi daugiau ištvermės, bet aš tai šiaip sakyčiau, kad aš. Nu, man atrodo, kad tu nesiprašęs, kad jis tave parvežtų kažkur iš minimo, Šiaip o atvirkščiai. Irgi, būtent. Tai kas geriau gamina? Aš. Kas pirmas pasakė myliu? Jisai. Atsimeni tą momentą? Labai gerai. Kada? Prieš pat Ameriką jam išvažiuojant pirmą kartą, kai apsikabinom, jisai pasakė, aš realiai laukiau, kad jis pasakytų, kad galėčiau atsakyti atgal, tai grinai vienu metu ir pasakėm. Bet jis pirmas. Ja. Kas yra tvarkingesnis? Vėlgi, aš esu ta, kur valau ten, žinai, giluminius dalykus, Augmantas šiaip po savęs palieka didesnę tvarką negu aš. Tai čia toks 50-50, sakyčiau. Bet, nu, tai toks, nežinau, šiaip gal Augmantas, tai bendrai paėmus. Kas labiau užsispyręs? Aš. Kas ilgiau ruošiasi? Nu, aš turbūt, bet šiaip irgi 50-50, bet aš. Jo. Kas dažniau užmiega per filmą? Nu, blema, šiaip labai retai užmiegam per filmą. Labai retai. Bet, nu, gal aš, jeigu taip yra nutikę. Kas pirmasis prabilo apie vestuvės? Aš. Kada? Blemba. Nu, blemba, jeigu pasipiršo 2-3, nu, tai jau gal kokiais 2-2 jau tikrai jau pradėjau atsįsti kažką. Bet taip nupabiškai, žinai. Tai 2-2 pradėjai zysti metus prieš pasipiršant žmogui? Gal daugiau net iš tikrųjų. Nu, kažką vis užmesdavau. Nu, bet jo, gal sakyčiau, vat, metus prieš pasipiršant. Kas verks vestuvių dieną? Nu, tai aš tai 100%, nebent mane ten surakins stresas, bet manau ir Augmantas, šiaip gal aš yra kokią nubrauks. Už ką esi labiausiai dėkinga Augmantui? Už meilę. Nu, aš žinau, kad Augmantas labai mane myli ir aš ir jį labai myliu, bet, nu, už tą ir dėkingas, už meilę ir kurią jis taip atvirai išreiškia visom prasmėm, visais gyvenimo atvejais. Tai kokia yra bendra jūsų svajonė? Ką žinau, dabar tai šiaip gal tiesiog labai taip gal lame gali nuskambėti, bet tiesiog būti laimingiams, nu, tiesiog toks kaip ir tikslas. Aišku, toks ten turėti savo namus, sukurti šeimą, bet šiaip turbūt neperspausti visų dalykų, kurie atrodytų, kad yra jau būtini šitam gyvenimo etape, o tiesiog fokusuotis į tai, kad būtume laimingi. Apibūdink Augmantą 3 žodžiais. Mylintis. Rūpestingas. Ramus. Ir kai galvoji apie žmogų ir galvoji, blema, kaip mane žavi kažkoks tai vienas ypatingas dalykas, nu bet taip žiauriai, tai kas tai yra? Apie Augmantą, ne? Nu turbūt. Buvau sugalvojus ir pamečiau. Bet toks, šiaip turbūt, kas žavi, tai jo sugebėjimas nesiparinti, kai kažkas įvyksta ir tuo labiau dar tą ramumą, tą tokį susitvardymą perduoti kitiems, kad nepaleis savęs taip visiškai. Tai Augmantas niekada savęs nepaleidžia, bet ir tuo pačiu kitus labai laiko. Tai va tas turbūt, taip jo labai susituri, kai reikia ypač. Ačiū. Gero valiaus!
Ieškojau gražiausio kampo ir gražiausios šviesos. Biški triukšmas, bet ignoruok. Tai, Augmantai, gavau klausimą, kaip ir tu gavai, kaip maždaug įsivaizduoju mus, kur matau mus po 30 metų. Aš jį pasirašiau čia biškį, nes taip spontaniškai kartais nepavyksta. Labai sunkus klausimas, nes 30 metų šiaip labai daug. Ir kol kas tokia tolima ateitis kažkaip man nematoma. Bet nematoma iš gerosios pusės, nes kiekviena diena su tavim yra pati gražiausia ir geriausia. Ir aš ne tik tave baisiai myliu, bet ir tu esi mano šiaip mėgstamiausias žmogus. O Dieve, aš negaliu verkti. Ir galvojant apie ateitį po 30 metų, žinau tik vieną, kad jos neįsivaizduoju be tavęs. Tavo meilė, tavo rūpestis, tavo tvarkingumas ir ramybė, tavo mediniai ir ne tik mediniai bajeriai, tavo sutarimas su kiekvienu kvėpuojančiu organizmu yra man didžiausia dovana ir pamoka. Visa tai man leidžia jaustis saugiai, ramiai ir užtikrintai ir tuo pačiu stipriai. Tave turėdama tokį šalia, aš jaučiuosi, kad galiu daugiau ir kad esu daug stipresnė su tavim. Nebeverkiu, kai haikinam, kai minam, net vairuojant nebedreba rankos. Šiandien važiavau į meikapą pati su mašina, susimokėjau, tada grįžau atgal, žodžiu. Tai va. Ir turbūt gražiausias mūsų dalykas, kad mes beprotiškai stiprus kartu esam. Mes beprotiškai stipri pora. Ir aš be galo myliu tave ir mus, nes tai, ką mes turim, aš manau, yra absoliučiai unikalu. Ir aš pavydžiu savo kartais. Kad ir kaip tai beskambėtų, bet tikrai. Labai tave myliu. Myliu ir jūs myliu draugai ir brolių. Jūs visi esat nuostabus ir labai didžiuojuos, kad Augmantas turi tokią gvardiją kaip jūs. Gero valios!